Tai kągi, visų susirinkusių žiūrovų vardu ir mūsų, aišku, internetinio puslapio vardu sveikinam anykščius, kurie užpraeitais metais treti, praeitais metais antri ir šiais metais pirmi. Taigi sveikiname jūs, taurė iš Šiaulių pagaliau pajudėjo į kitą Lietuvos pusę. Sakykit, prašom, ar darėt kažkokį specialų pasiruošimą, ar šitos varžybos taip jau jums gavosi, kad labai pasisekė ir laimėjote? Na, chaotiškai nieko nebūna. Praktiškai mes tendencingai ruošiamės šitom varžybom. Ne visos varžybos buvo mums sėkmingos, bet paskutiniu metu, turint laiko porą savaičių savaitę, stengiamės sudalyvauti verslininkų varžybose ir kitose. Tačiau tendencija buvo tokia šiemet mirgyvenk, reiškia laimėti taurę. Nes užpernai, kaip sakėte, trečia, šiemet pernai antra, o šiemet pirma. Tai labai dėkoju savo važiuotojams, ypač Arminui Jasikoniui, ypač Jasikonio tėveliui, kuris mielai pabuvo šiemet komandos vadovu, reiškia, šitam nelengvam darbe. Ir tiesiog patikėkit, buvo daug kuriozų, daug kolizijų visokių prieš važiavimą, padangos būtent montuojamas prieš pat startą, likus keletai sekundžių, radiatoriai sutrūkę prieš pat startą, gerai, kad turėjom pakaitinius motociklus, nu žodžiu, pasirašėm ir pasiteisino mūsų lūkesčiai. Šaunuoliai, jeigu Armino pasirodymas čia beveik niekam nekėlė iliuzijų, Vytautas Bučas traumuotas, Arminas užtikrintai pirmas, na bet kuo pamaitinote Laurį, kuris pirmąjį važiavimą užtikrintai laimėjo, visą sezoną nevažiavęs? Ar čia buvo jūsų taktika, ar paprasčiausia Lauris ir Pečka puikiai suvažiavo pirmąjį važiavimą? Paprasčiausia, Laurynui šiemet buvo baigiamieji egzaminai, mokyklos baigimo, stojimas į kitą mokslo įstaigą, aplamai, reiškia, sportui galbūt ir nebuvo tiek daug laiko skirta, tačiau paskutinį mėnesį jisai fiziškai pasirašė ir parodė, ką gali. Aišku, antram važiavime buvo šiek tiek kliūtis, slidi trasa, aplamai ekstremali, tačiau Laurynas, reiškia, atsikėlė ir pratęsė važiavimą, bet Armino Jasikonio dėka jisai buvo pirmas, jau Lauryno rezultatai kažko tai labai nelėmė. Taip, antrasis Laurino jis galėjo ir nevažiuoti, kadangi užtikrintas Armino važiavimas. Na ir labai trumpai, Renaldas Pilingas, šių metų sezono atradimas motokroso iš mėgėjų į profesionalus, ar koks jo likimas 14 metais ir kaip jam taip pavyko puikiai pasirodyti šiais metais? Na, puikumas toks, kad, reiškia, mes galėjom ir anksčiau su juo gerai važiuoti, tačiau galbūt buvo technikos klausimas, visą laiką, kaip sako, nesisekdavo su technika, dabar, kaip sako, naują motociklą nusipirko ir man atrodo, kad jau rezultatai bus visą laiką geresni. Jis važiavo visą laiką gerai, čia neatradimas, žinau.